Šį savaitgalį druskininkai kviečia į narcizų žydėjimo šventę. 220 000 narcizų jūra ir žiedus išskleidusios 20 japoniškų sakurų iš tolo kviečia apsilankyti neįtikėtino grožio Vijūnėlės parke. Narcizai todėl, kad tai gėlė, kuri greičiausiai išlenda po žiemos sniegu ir greitai pradžiugina mūsų akį, kada mes būnam ištroškę gražių vaizdų po žiemos. Sakurų, taip pat mus džiugina 20 sakurų. Šita alėja turi pavadinimą, tai yra daktaro Bronislovo Lubio garbei, tai jų artimieji padovanojo mums 20 sakurų ir labai džiaugiamės, kad tai patys pirmi pavasariniai žiedai narcizai ir sakuros. Jau nuo penktadienio druskininkiečiai ir miesto svečiai traukia į Vijūnėlės parką. Kaip ir visuomet, daugiausia dėmesio sulaukia narcizų jūra. Ne tik turistai, patys druskininkiečiai ir vakarais ir išeiginėmis dienomis ateina pasidžiaugti. O ko traukia žmogus? Grožio. Gražu, graži tvarkyta aplinka. Dienos metu, kai šviečia saulė, tai vienoks vaizdas, narcizai kvepia ir aš kaip ir sakau, kad po žiemos visi pasiilgė žydėjimo. Vakare taipogi sutvarkyta pakrantė, gražus apšvietimas. Žodžiu, žmogus myli grožį ir ieško grožio ir tą jie, aš tikiuosi, atvažiavę druskininkus ir suranda. Vienoje gražiausių druskininkų vietų Vijūnėlės parke pirmieji 130 000 narcizų buvo pasodinti 2011 metais. 2013 metų rudenį parke pasodinta dar 90 000 narcizų sodinukų. Skaičiuojama, jog šiuo metu parke pražydo 220 000 narcizų.